Tai šiandien yra 3 diena, kaip aš piešiu. Ir galvojau atsiųsiu reportažėlį. Tai žodžiu, aš 3 dienas sužinojau, kad šioje laiptinėje galiu piešti piešinį. Ir grėbiausi darbų, nors visos mano piešimo priemonės yra Vilniuje, o aš esu Naujoje Akmenėje. Čia, žinokit, nėra jokios dailės prekių parduotuvės, bet yra senukai, nes, galima viską susigaudyti statybų medžiagų prekėse, bet vienu žodžiu, su dažais piešti man čia būtų per daug išlaidų ir, žodžiu, aš galvoju, kad piešiu su akrilu. Tai kol radau dažus, žinokit, praėjo pusę dienos, tada pasirodė, tie dažai yra tokie, kad čia reikės kelis sluoksnius piešti. Bet vienu žodžiu, 3 diena ir aš 25% piešimo padariau ir labai tuo džiaugiuosi. Tai žodžiu, labai džiaugiuosi dėl visko. Žodžiu, šiandien tiek. 3 diena, susikaupsiu grinai piešimą ant sienos, tai ir postinsiu jaučiu mažiau. Tai papiešiu ir biškį pasifilmuoju ir tada įkeliu, tai žodžiu, ačiū visiems žiūrintiems ir visiems, kurie mane palaiko, nes iš tiesų aš gaunu daug palaikymo. Didžiausias palaikymas buvo, kai dukra pamatė ir jis sako, wow! Ir man, žinokit, nieko geresnio nėra. Tiesiog labai džiaugiausi, nes mačiau nuoširdų vaiko džiaugsmą. Tai va.